Sveiki visi. Taigi šiandieną kalbame apie užtemimų koridorių. Vystosi tiek visokių dalykų, viskas šaly taip keičiasi, vystosi skandalas po skandalo. Prezidento neturim, kažkur dingęs, niekas nežino, kur yra. Taigi, taip įdomiai viskas šiuo periodu. Aš sakiau, kad šitas užtemimas yra labai įdomus. Abudu tie užtemimai. Bet, Mėnulio dar bus įdomesnis. Todėl visą tą įrašą aš darau iki 28 dienos, o reiškia jau Mėnulio užtemimą patį jau išnagrinėsime labai rimtai. Taigi, kas laukia mūsų Lietuvos ir mūsų visų, tuoj papasakosiu. O dabar, kaip visada, labai prašau palaikyti mane, spausti, prenumeruoti būtinai kanalą, stebėti Facebook'e, kur dedu visą informaciją. Aišku, dalintis įrašu, spausti patinka, žodžiu, visapusiškai komentuoti. Ir komentuoti teisingai, ir dar komentuoti. Žodžiu, visapusiškai mus palaikyti. Taigi, šiandien pradedu ne nuo atskirų ženklų zodiako, bet bendrai pradėsime apie Lietuvą, kadangi tai yra labai mums svarbu. Mūsų užtemimų koridorius prasidėjo, kaip žinia, 12 dieną, kai buvo užtemimas Liūto ženkle, Saulės užtemimas ir iki 28 dienos Mėnulio užtemimo žuvise. Tai šitas periodas tarp dviejų užtemimų, kuris yra natūralus astronominis reiškinys, jisai kartojasi nereguliariai 2 kartus per metus, bet kartais būna stipresni jie arba su stipresnio poveikio, arba silpnesnio. Šitas užtemimas yra vienas stipriausių, gal net per 100 metų. Gal ne per 100, bet manoma, kai kurie kalba nuo 46 metų. Lietuviams svarbu, nes 46 metų po to užtemimo, tai buvo birželio 14, bet tai buvo jau Mėnulio užtemimas. Reiškia, mus pradėjo vežti masiškai į Sibirą, draskyti mūsų šeimas, namus ir taip toliau. Taigi, nėra čia labai optimizmo. Tuo labiau, kad matom, prezidento neturim, neaišku, kur išvažiavęs. Žadėjo 10 dieną grįžti, bet nėra. Nėra, nei dienotvarkai, neaišku, kur jis yra. Tai reiškia, įtampa auga. Dabar, jeigu taip pažiūrėti astrologiškai, iš tikrųjų žiauriai įdomios dienos, nes čia yra labai daug įtampos, labai stiprus emocinis fonas. Emocinis fonas jau aišku dėl ko, dėl eilinio pedofilijos skandalo ir mūsų, reiškia, valdžios autoriteto, nes bažnyčia vis tiek yra irgi valdžia. Ir prezidentas yra valdžia, ir bažnyčia valdžia. Aš dar anam įrašę apie, reiškia, mėnesio prognozę sakiau, kad bus keliamas klausimas valdžios autoriteto. Tai, nesitikėjau, kad taip smarkiai. Taigi, matom, kad kosmosas filtruoja elgesį žmonių, eilines ylas iš maišo iškelia. Ir vis tiek nėra to blogo, kas neišeitų gera. Vis tiek yra labai geri dalykai, nes tai yra atsiveria ir galimybių langai. Nes užtemimas nėra visada tik blogai. Jis yra ir kažko pabaiga, kažkokių bėdelių pabaiga. Tai aš tiesiog grinai kaip mama, kaip močiutė, taip tikiuosi, kad galbūt galų gale tuos visus pedofilus, aš nekalbu, ar ten gydytojai pedofilai, ar mokytojai, ar šventikai, neįdomu. Svarbiausia, kad galbūt juos sunormins ir baigs leisti nesąmoningus įstatymus, kad jie prieš laiką gali išeiti iš kalėjimo. Šiaip tai juos reikėtų iki gyvos galvos, bet čia yra mano nuomonė. Tai va. Vienu žodžiu, astrologijai nėra taip viskas paprasta. Yra geri dalykai, yra blogi dalykai, kaip sakant, ir viskas eina ratu viena. Kaip tam, žinai, yra tas budizmo ratas, budistų ratas. Jis kaip pas mus kryžius, tai pas budistus yra ratas. Tai ir jis simbolizuoja tą tėkmę, tai vienas ant viršaus, paskui leidžiasi tas ratas, kitas apačioj vėl ir taip visas kosmosas sukasi. Tai dabar, kas ypatingo tokio, reiškia, Lietuvos horoskope? Pirmiausia, man kas krenta į akis, tai yra, iš tikrųjų, vėlgi pasikartosiu, tai yra viešas įvaizdis, reputacija
ir kaip mūsų valstybė šiuo periodu matoma iš išorės. O iš tikrųjų čia yra liūdesys, taip, liūdesys. Ir būtent Merkurijus dabar praktiškai eina per Lietuvos MC ir ten ir Jupiteris netoli, reiškia, ir todėl didžiausia situacija yra, kaip valdžia su mumis komunikuoja. Kaip komunikuoja ir kokius sprendimus priima. Ir todėl mes turim labai šitas dienas, net dienas, kadangi čia, kiek laikas taip greit eina, tos 2 savaitės, jau 2 savaitės, nebėra 2 savaičių, šiandien jau 14. Reiškia, ką jie pasakys mums, ką paskelbs, labai žiūrim, kokius sprendimus jie mums pristatys ir ką jie kalbės su kitom valstybėm. Nes patys žinote, kuo gražesnė diplomatinė kalba, tuo mes lietuviai esam saugesni. Ir dar klausimas, nes dabar yra labai jautrumai dideli. Mėnulis tai yra emocijos, nes ateina mėnulio užtemimas. Tai vat, kaip tauta sureaguos į tam tikrus jų sprendimus. Ir kartais vienas sakinys gali sukelti didelį šaršalą. Tai va. Ir, yra taip, kaip yra. Todėl aš manau, kad artimiausiamis dienomis mes galime tikėtis labai dar, reiškia, didelių skandalų. Ir aš manau, kad tas su kunigais susijęs skandalas pridengia kažkokį kitą dar galbūt baisesnį dalyką. Nes prieš 23 metus mes visi suvokiam, kad visi viską žinojo, kodėl iškėlė dabar. Tuo labiau, kad kiek suprantu, byla buvo 24 metais užvesta. Kodėl būtent iškėlė tą baisų skandalą būtent dabar. Tai va. Taigi, reikia žiūrėti, kas dar už to skandalo, už nugaros stovi. Dabar Jupiteris. Mūsų Jupiteris šiuo periodu tikrai yra neblogoj padėtyje ir ačiū Dievui, nes jis apsaugo kitų neigiamų planetų padėčių įtaką. Ir Jupiteris šypsosi, kadangi žinot, Jupiteris yra karalių planeta. Karališka planeta, laimės, sėkmės planeta. Ir valstybės horoskopė tai yra susijęs su gražiais tarptautiniais ryšiais, autoritetu, augimo galimybės, su visų gėriu, ką gali viena valstybė atnešti kitai. Ir ta Jupiterio padėtis labai leidžia Lietuvai būti labiau matomai iš gerosios pusės. Tai reiškia šiek tiek pagerinti mūsų įvaizdį, nes šiaip tai, kaip patys suprantat, mūsų įvaizdis kiekvieną kartą atsiverti statistiką šito Eurostato ar dar kažko, vis liūdniau ir liūdniau. Tai va, ir dar kartą pradžiuginsiu, kad šiuo periodu mūsų tas Jupiteris atneš galimybę būti maloniai matomiems, gražiai matomiems, pagirtiems, išgirstiems ir galbūt net atsivers naujos galimybės tarptautinėje erdvėje ir dėrėtis, ir kalbėtis, ir sustiprinti tam tikras pozicijas tam tikrose klausimuose. Tai va, taigi tikėkime, kad diplomatai nepaves, nes šiuo periodu tikrai diplomatai gali padaryti žymiai daugiau negu anksčiau ir kitais periodais, nes ir būtent užbaigti, pavyzdžiui, kažkokias konfliktinės situacijas, nes užtemimo koridorius tai geriausia baigti tai, kas pradėta blogo. Ir padėti taškus konfliktam, nesusišnekėjimam ir haminimui iš, liūdna, bet iš Lietuvos pusės. Tai va. Ir todėl, sakyčiau, mes truputį galim turėti didesnių lūkesčių negu visada ir tikėtis, kad diplomatai šiek tiek bus palankus Lietuvai ir pradės kalbėtis, dėrėtis ir mąstyti plačiau ir duoti pažadus atsakingai ir nebegrasinti kitom šalim. Man tai juokinga, kai tokia maža šalis pradeda šaršalą kelti. Dabar apie saugumo temą, nes aišku visi man skambinat, rašot, klausėt, kaip čia kas ir taip toliau. Iš tikrųjų, sudėtinga. Sudėtinga tikrai labai yra. Ir
Nežinau, aš nenoriu nei gąsdinti, nei negazdinti. Aš nemanau, kad dabar mūsų tas teritorijas kažkas paims ir užpuls. Bet kad provokacija galima jau nuo 16, reiškia, kadangi dabar tas užtemimo koridorius jis pastoviai yra toks nuodingas šiek tiek. Ir ypatingai dėl Marso padėties, tai ten yra susijęs su tuo, kad, reiškia, mes galim norėti ginti savo teritoriją. Ten klausimai dėl teritorijos, bet neužmirškim, kas vyksta. Į mūsų teritoriją atbėga pabėgėliai ir sumuša mūsų pareigūnus. O mūsų pareigūnai turi teisę tik nuvažiuoti į namus ir sušaudyti su aro pareigūnais kartu, supranti, psichinius ligonius. Taip, sušaudė moterį, kuri, reiškia, lopetą gynėsi. Čia tai buvo didelis pavojus. Sušaudė žmogų, kuris ten, reiškia, iš namų nenorėjo važiuoti į ligoninę, nors aš nežinau, ar jie turi teisę tokią iš namų išvežti žmogų, kuris niekam nieko nekenkė ir per jėgą, ir žmogus, kuris save gynė. Tai va, tai aš noriu dar kartą priminti, kad taip, Lietuvos horoskope yra tokia situacija, kai mes galim norėti ginti teritoriją, nes vėl kažkas ten provokacija, koks dronas nukris, dar kažkas ir gali būti daugiau negu ten griovių kasimas. Nes nors gal dievai žin, kad galbūt jie dabar nori vėl kažkiek tai pinigėlių išleisti apsaugai teritorijos ir jie įsivaizduoja, kad tas griovių kasimas bus labai didelė apsauga. Nežinau, bet visais atvejais tom dienom dar pamatysim, ko nematė. Ypatingai nuo 16 dienos. Tai praktiškai šiandien 14, tai po poros dienų. Plius minus, bet čia sakau, kiekvieną dieną vis naujiena. Čia, atsipūsti kol kas negalėsim. Tai va. Nes matai, kaip yra. Vėžio ženkle tai yra visada teritorija. Nes, reiškia, taip jau yra, kad teritorija, tėvynė ir visa tai, ką mes, paprasto žmogaus horoskope, tai yra, aišku, mano namas, mano šeima, mano tvirtovė. Tai va. Bus taip, kaip bus. Ir manau, kad viskas bus labai gerai. Matai, kodėl gerai? Nes neužmirškit, kad ačiū Dievui, Lietuvoje buvo dalinis saulės užtemimas. Dalinis. Tai yra labai gerai. Ir ačiū Dievui, kad kai kuriuose regionuose nelabai matėsi, kadangi buvo debesuota. Ačiū Dievui. Tai va. Dabar Marsas su Jupiteriu gali duoti daugiau jėgos, drąsos, ryžto, greitą labai reakciją ir gebėjimą sutelkti resursus. Reiškia, nes Marsas skatina Jupiterį daryti negalvojant šiek tiek. Tai yra kaip yra. Man atrodo, kad kažkaip tai valdžios horoskopuose gal kartais yra per daug dažnai, kai Marsas skatina Jupiterį daryti negalvojant. Padarysim, o po to pagalvosim, tipo iš serijos. Taip. Dabar apie finansus ir bendrus įsipareigojimus. Aš manau, kad tikrai bus daug įdomių dalykų, nes atsiras kažkokios sumos, matyt, gal jos jau yra, nes aš iš tikrųjų nemeluosiu, aš žiniasklaidos neseku. Tai pinigai, kuriuos reikia kažkur nukreipti dėl kažkokių strateginių tikslų. Tai gal bus vėl išskirta kažkokia suma, gal gynybai, dar kažkam tai. Ir gali būti, kad ten bus didelis spaudimas, ką mes turim už tos pinigus daryti, gal vėl kokių neveikiančių tankiečių prisipirkti, nežinau, bet man jau kaip pilietiai tai yra tikrai vis liūdniau ir liūdniau. Tai va. Ir aišku, žmonės pamatys, kaip sakiau, mėnulio užtemimas tai yra masių nepasitenkinimas plius. Ir, reiškia, ir mes pamatysim, ar tas sprendimas priimtas teisingai išleisti tos pinigus ar ne, nes ten gali būti ir žmonių sujudimas. Nebus sukilimo, jūs negalvokit, bet toks nepasitenkinimas, vėl šaršalas, gal jie dar kokį skandalą pedofilijos užmes, bet netikiu.
netikiu, nes jau viskas, jau pikas, jau visi ten atsikando, vieni gina, ten kiti negina, bet žinokit, už to skandalo kažkas stovi. Čia tikrai nėra su tuo, nes per daug senai ta byla vyksta. Ir kodėl reikėjo ją dabar paviešinti, neaišku. Dabar Plutonas, reiškia, keičia situaciją. Tai va, turėsime lėtesnius procesus. Man, matai, kodėl nepatinka. Plutonas dabar juda aktyviausiais vandenio laipsniais. Todėl mes matom, kad Lietuva pastoviai grasina Rusijai, Rusija Lietuvai grasina ir kad ten vyksta kažkoks labai didelis nesusikalbėjimas. Nes Plutonas vandenyje visada yra Rusijos plėtimosi ir agresijos toks momentas. Ir nu, čia aš jau ne kartą esu tai sakiusi, taigi pasikartoju, primenu, tiksliau sakant, jums. Tai va, nu, bet čia ne 2 savaičių kalba, čia tik tai dar plus tas šaukštas toks su kažkuo tai į mūsų medaus bačką. Tai va, dabar Plutonas artėja prie Veneros ir galima žiūrėti, kas, nu, kokia bus įtaka, kokia to jų priartėjimo situacija. Bus klausima, ant kiek yra lygiaverčiai santykiai su kitom šalim. Ir kieno galia yra stipresnė, kas yra gražesnis ir turtingesnis. Nu čia, supratote, valstybių lygmenį. Ir nuo ko mes esam priklausomi iš tikrųjų. Ir vad gal tuo periodu ta astrologinė situacija iškels klausimą, kad mes galų gale lietuvis eilinis, bet, nu, eilinis pilietis užduos savo klausimą, o iš kur mus valdo? Ar tikrai iš Briuselio? Nes apie Lietuvos valdžią mes jau nekalbam, suprantate, kad ten iš vis valdžios nėra, tai yra tik marionetės, kaip dabar sako, ten tuos alternatyviuose kanaluose administratoriai. Tai va, taigi, man atrodo, kad Lietuvoje šiuo periodu vyksta tikrai labai didelis gilus persitvarkymas ir susijęs su tuo, ką mes laikome strateginiais partneriais ir kokias vertybės norime ginti. Jeigu dar iš vis tie, kurie nori ginti, turi kokių vertybių. Tai va, ir svarbiausia, aišku, kad būtų reguliuojami tarptautiniai santykiai, nes mes tą įtampą patys keliame, patys nesąmonės darome ir matom, kas Italijoje įvyko, nes labai įdomu, netgi tie įvykiai atsispindi Lietuvos horoskope. Vat man keista, aš pastoviai sakiau, 13 diena ir pasauliui, ir Lietuvai kažkokie ir pasirodo Italijoje tenais. Nu, sako, kad nelaimingas atsitikimas ginklų fabrike, bet aš tai netikiu, aš manau, kad ten absoliuti diversija. Tai va. Na ir noriu pasakyti, kadangi tai yra labai ilgas laikas, tai nėra tik iki 28 dienos ir kad 28 dieną viskas baigsis. Ne, nėra taip. Tai va. Dabar, kur Lietuvai yra gera situacija, nežinot, aš visada mėgstu pabrėžti ir kas bus gero, ir kas bus faino, ir dabar Venera yra svarstyklėse, nu, juda svarstyklėmis, tai yra vis tiek optimizmas, kad mūsų iškeido diplomatai pajudins užpakalius ir kažką nuspręs mūsų šaliai gero. Dėl partnerių, sąjungininkų, gal patys pasiūlys derybas, bendrus interesus atnaujinti kitom šalim. Ir mūsų, reiškia, diplomatų stiprybė turėtų būti tame, kad ką mes galim pradžioj padaryti vieni. Gal atsiprašyti, gal pasiūlyti bendradarbiavimą ir dar taip toliau. Ir dar šitos dienos gali paaiškėti, kad mes dar su kažkuo norim susidėti, nu, kaip, reiškia, iškilti valdžiai gali klausimas, o su kuo mes iš tikrųjų būtume saugesni. Ar su amerikonais, ar su kinais, ar su Briuseliu, ar ten, nu, su Marsu gal kokiu ten, nežinau. Tai va, ir tas klausimas gali šiom dienom iškilti iki pat rugsėjo pradžios. Tai va. Dabar nu, tai su Lietuva viskas aišku. Sėdime kaip ant parako statinės, laukiame, kada grįš prezidentas, jeigu jis grįš, nors aišku, nu, mes tikrai nepastebėsim, jeigu jis ir negrįž ten, išslapstė savo šeimą. Nu, aš nenoriu kalbėti apie jį, čia yra tuščia vieta. Tai va.
O dabar apie mus visus, apie tautą mūsų, apie mus eilinius žmonės. Valstybės horoskopas yra viena, o mūsų gyvenimas yra svarbiau. Mums svarbu išgyventi, kol jie daro gerus ir blogus darbus. Nu, šiuo atveju blogus labiau. Tai va, mes esame tame. Ir dabar svarbiau, kas vyks su žmonėmis iki 28 dienos. Marsas Vėžyje, tai aišku, stiprinsite savo šeimos pozicijas, kaip sakiau, ir aišku, ir be to bus daugiau konfliktėlių, nes pasiųsti vienas kitam 3 raidžių bus žymiai greičiau ir geriau. Ne geriau, bet greičiau susiformuos tas toks, kaip koks žaltį ar kokia rupūžė lietuviški keiksmažodžiai, negu paprastai. Todėl reikėtų labai žiūrėti šeimose, kad viens kito nesiuntinėtumėt, nes realiai tai reikia suprasti, kad tai yra užtemimų koridorius, Marsas agresyvėja, toks agresyvokas yra ir neverta su kaimynais, su žmonėm pyktis ir, su draugais, gal iš vis mažiau bendrauti reikia šiom dienom. Daugiau vieni į mišką ir patys žinot, kad miško terapija yra 1000 geriau negu viena tabletė. Tai va, nes jūs galite lygio vietoj paslysti ir galite būti neteisingai suprasti. Tai va. Ir dabar artimiausiom dienom tikrai labai rekomenduoju, ar verta pykti, ar žmogus tikrai tai turėjo omenyje, o gal aš nesupratau teksto ir taip toliau. Dabar rugpjūčio 15 diena labai įdomi yra tuo, nes aš sakiau nuo 16 valstybei, o mums labai įdomi aspektą, tai labai geras periodas eiliniam žmogui kažko mokytis, kurti didelius planus arba baigti didelius konfliktus ir idėjas materializuoti, save pristatyti, netgi būtent tą 15 dieną, jeigu jums reikia eiti darbą, pasirodyti, nebijokite, eikite, nebijokite darbo reikalų spręsti, bus šeštadienis, man atrodo. Tai va, bet nesvarbu, jeigu turit galimybę, vis tiek darykite, nesilsėkite, nes ta diena reklamai, savęs populiarinimui yra labai palanki. Taip, dabar labai palanki diena yra užsirašinėti visas idėjas, nes neužmirškite, 15 diena gi ne šiaip sau diena, tai yra austėjos, tai yra žemynos, tai yra mūsų lietuviškų dievulių labai šventa diena, kai mes dalinomės medum, žolynais, kai mes laiminom šulinius, bites. Kai dalindavomės netgi tie, kurie neturėdavo medaus, reiškia, bitininkas iškopinėdavo paskutinį kartą prieš ruošiant bites žiemai ir neždavo kaimyną medaus, kad užmaloninti, kad dalintis, nes tai yra labai didelė, graži, šilta tradicija. Ir netgi, vienu žodžiu, apie visą tai, jei įdomu, pasižiūrėkite, yra pas mane YouTube, dabar kaip tik dar kartą užmečiau, pakartojau austėjo šventę ir labai atsiprašau kai kuriem, kad kažkaip apsižioplinau, žemynos neįdėjau, bet kitais metais pasitaisysiu, nes aš irgi, žinai, tos tradicijos lietuviškos tiek yra ištrintos, kad paskui jau kartais nesiorientuoju, bet dabar po biškį darausi savo kalendorių, tą senųjų dievų mūsų. Tai va. Taigi noriu pasakyti, kad darykit, kurkit, svajokit, kurkit, pilis oro, nes visa tai materializuosis, nes tai yra nuostabi mistinė diena. Būtinai išsimaudykit ežere, jūrui, bet bele kur, prūde galų gale. Tai va. Vienu žodžiu, tai yra nuostabi diena ir rytoj nebijokite ir pašokti, ir padainuoti. Kas turite midaus, ne tik medum pasidalinkite, bet jeigu turit kas midaus, tikrai rekomenduoju rytoj nusipirkti midaus, kadangi parduotuvėse būna, ir po lašelį, po nuoperską, prie kavytės, prie gal saldumynų kokių ir su žolelių arbata ir išgerti ir paragauti to gėrimo. Tai va. Dabar rugpjūčio 17, tai bus pirmadienis, labai prieštaringa diena.
Ir kadangi aš sakiau, 16 tokia tampėlė bus, bet čia, nu, jau bendrai kaip tautai. Bet pirmadienį būkite labai blaivus, labai būkite subalansuoti, nes čia yra labai daug keistų dalykų. Perspėju, ką be išgirstumėt, iš kur be išgirstumėt, kol nepraeis kokia gera para, nieko nekomentuokit, nesistebėkit ir nesinervinkit, nes ten bus labai daug miglos leidžiama. Ir atrodo, kad kažkas vyksta ir, nu, kaip va dabar su tuo skandalu kunigų, reiškia, visi matom, kad kažkas vyksta, bet mes suprantam, kad ne šiaip sau tą visą brudą paleido, reiškia, kažkas dar daugiau vyksta. Ir galbūt vat paaiškės, galbūt pirmadienį paaiškės. Tai va, nesinervinkit, jeigu pirmadienį atsikelsit ir suprasit, nu šiandien į darbą neisiu, neturiu jėgų. Tai irgi vat vienas iš tokių aspektų šitos astrologinės situacijos, kad skambini valdžiai ir sakai, sorry, šiandieną biškutį prastai jaučiuosi, imu laisvą. Tai va. Nebijokit klausti, nebijokit domėtis, klauskit kelių šaltinių, nes jeigu jūs klausite tik dirbtinio intelekto, jūs kai gausit atsakymus, maža nepasirodys. Dabar, nu, labai ilgalaikiai planai gali būti, dar tą pačią dieną, nes ten dar, matai, Merkurijus sudarys dar ir labai harmoningą aspektą su Saturnu. Todėl aš vis tiek žmogaus horoskope manau, kad gali būti reikalinga pagalba, maloni pagalba tėveliams, vyresniems žmonėms, kaimynams, reiškia. Ir, nu, pagalba tai yra pagalba. Bet tokia maloni. Nu, pavyzdžiui, ten paprašo kažkas vinį kaltą, vyresnis kaimynas, ar tėveliai sako, man padangą nuleido, ten sūnau atvažiuok pakeisti ir taip toliau. Tokie dalykai, ne, blogi. Dabar 17 diena patikrins jūsų labai visų intuiciją. Mūsų visų. Tai va. Ir Venera ten tokia yra faina, tai iš tikrųjų tą dieną reikėtų, atsiprašau, su Jupiteriu harmoningas aspektas yra, tai labai, nu, skirkite vienas kitam, vaikam, nu, ką turite, galų gale šunio ar katei, šilumą, bendravimui, susitikimams, meiliai. Tai va, o su darbu ten nelabai kažinką. Nu, vienu žodžiu noriu pasakyti, kad ir 17 diena nebus sunki, jeigu mes vadovausimės meilė, šiltais santykiais ir tylėjimu, bendravimu. Vat 17 dieną labai gerai daryti tylėjimo praktikas. Dabar 21 diena yra irgi tokia labai įdomi. Venera opozicijoj Saturnui bus, tokia įtampa atsiranda. Nes čia gali būti ir dėl pinigų, ir dėl vyresnių žmonių. Vyresni žmonės netgi, nu, reiškia, mes tų vadovų vyresnių tai turim. Nes, nu, Saturnas yra laikas, chronas, tai yra šanė. Ir mes, bet šiaip paprastam žmogui, valstybės horoskope, kas už tai atsakingas, kad mes įbridom Lietuvą į tokį š. Paprasto žmogaus horoskopė lygiai taip pat. Kas atsakingas, kas nepadarė, kas ten sutrynė, kas, reiškia, mažiau investuoja santykius, kas daugiau išleidžia, kas mažiau ir taip toliau. Ir čia tikrai gali iškilti klausimas, ar tikrai normalu, nu, per pusę už viską mokėti. Tai va. Čia įdomi tokia situacija, kad galit pasiaiškinti labai rimtai santykius tuo periodu. Ir galite pasiaiškinti su savo darbdaviu dėl algos, dėl honoraro, dėl didesnio statuso aukštesnio. Tai va. Nes Venera yra ne tik pinigai, bet meilė, sveikata, nu daug aspektų. Pavyzdžiui, galite prisivalgyti picos ir nesuprasti, kodėl jums sąnariukai tą dieną pradeda skaudėti smarkiai. Ir nes jūs nesuprasit, kad nuo fermentinio sūrio. Nes jums daktaras nesako, kad pieno produktai sukelia sąnarių ligas. Taip? Tuos išsukinėtus sąnarėlius. Tai va, dabar, rugpjūčio 23. Saulė pereina iš Liūto į Mergelę ir čia pradeda viskas keistis. Pavyzdžiui, Liūtas tai sako, aš turiu didelę idėją,
ir nosį užrietęs ten kažką tai aiškina. Bet kadangi buvo užtemimas jo ženklė, nu, tai tą idėją nelabai pavyks gyvendinti. O mergelė paprastai sako, o tai gerai, duok man planą. Labai griežtą grafiką, planą, kaip tu ką įgyvendinsi. Tai vat, aš manau, kad nuo 23 dienos gali net valstybinio ir paprasto žmogaus gyvenime atsirasti didelis poreikis dirbti, tvarkyti dokumentus, namų aplinką, kurti dienotvarkę nuo rudens, nuo rugsėjo, nes vis tiek prasideda mokslo metai ir taip toliau. Finansus ir grįžti prie to, ką senai atidėliojome. Ir kadangi mergelė ženklė, tai labai preciziškai viską daryti, jau taip jau nuo daikto, kaip sakydavo mano teta. Tai va, dabar rugpjūčio 25 Merkurijus pereina į mergelę plius, tai biškutį protas aktyvės ir mes turėsim geresnius pramatymus dėl uždarbio, pamatom, reiškia, detalės, smulkmenas, tampam analitiškesni, iškart lenda klaidos, iškart matom, ko mums trūksta ir iškart smulkiom eilutėm ten parašyta tą šriftą su padidinamu stiklu skaitome kelis kartus. Tai va, ir mergelė visada padeda labai giliai viską analizuoti ir apgalvoti. Tai va. Dabar, bet aišku, kadangi ateina užtemimas, tai kosmosas sako, ne viską gyvenime galima išspręsti analizę, kokia jin bebūtų tiksli. Dabar 27 dieną Saulė su Merkurijum mergelėje ir atrodo, kad tai labai svarbus, reiškia, tikrai prieš užtemimą labai svarbus aspektas. Ir įdomiausia tai, kad paskutinės tiesiog dienas, valandas prieš užtemimą galim gauti kažkokią labai įdomią informaciją, pamatyti kažkokias detalės ir tiesiog prašviesėti galvoj, ką mes turim daryti. Ir nesvarbu, ar tai bus paprastas suvokimas, ar kaip žmonės sako, aš visada tai žinojau, tiesiog nenorėjau to priimti, ar ten galvojau, kad aš gal klystu ir taip toliau. Ir dar, matai, Merkurijus artėja prie kvadrato su Uranu ir tai yra taip, nelabai geras aspektas, kadangi tai yra toks netikėtumo faktorius, kai tu nežinai, iš kur tau gali, kas tau gali kiaulę pakišti. Tai va. Dabar toliau 28 diena jau užtemimas, tai žuvų ženklė, aišku, labai, tai yra dalinis ir didžioji mėnulio dalis pateks į Žemės šešėlį. Tai va, mergelė liepia tvarkytis, sistematizuoti viską, analizuoti. O žuvis sako, paleis galvos nesuk, nebereikia, nebeįdomu. Net nereikia taisyti. Nes kartais, kokia prasmė, kad ištaisysi kažkokias tai klaidas, jau vis tiek nieko nebepakeisi. Kaip sako, kaip ten sako, užmiršau apie nabašniką, kad kaip, arba kaip dramblių bombonkę, gal taip geriau pasakyti. Kas iš to, kad tu ištaisysi tą klaidą, žinai, bet prasmės nebėra taisyti, o energijos išleisi labai daug. Tai va šitą turėkite omenyje. Čia vėl tradiciškai, ką mes turim paleisti, viską, ką mes norim. Ką mes norim, tą ir paleidžiam ir viskas. O apie tą užtemimą patį pakalbėsiu labai rimtai kitam įraše, kadangi tas užtemimas yra ne vienareikšmis ir mes turim pažiūrėti, kokios gali būti po to pasekmės Lietuvai, nes mums paprastiems žmonėms jokių pasekmių. Mums svarbiausia, kad Lietuvoje būtų harmonija ir geras gyvenimas. Tai va. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad šitas užtemimas, mėnulio užtemimas, atsiprašau, žuvyse, yra mums ženkliai pavojingesnis negu šitas Saulės užtemimas. Nes Saulės užtemimas labiau pavojingas netgi kokiam Putinui, kaip sakiau, šitam Trumpui. Tai yra tikrai įdomios dienos, nes tie du lyderiai
dar neaišku, ką jie čia daro ir mes tiesiog nematom, supraskite, mes nematom, kas vyksta realiai. Mums skandalą po skandalo, kažkokias nesąmonės rodo, o kas iš tikrųjų po kilimu vyksta, kaip žurnalistai mėgsta sakyti, mes nežinome. Taigi, brangieji, daugiau apie užtemimą viską pasakysiu vėliau, į kitam įrašę. O mes būkim laimingi, turtingi, galvos savo nesukam ir žiūrim savo siaurų šeimos interesų. Kai kiekviena šeima bus apglobota, apsaugota, laiminga, tai ir kiemas bus laimingas, ir miestas bus laimingas, šalis bus laiminga ir visas pasaulis bus laimingas. Taigi, brangieji, su artėjančiam žolinėm Austėjos ir Žemynos diena. Ate.